Labadiena, Gyvųjų šaltinių laidoje. Rimas ir Gerimantas šiandien abu laidos vedėjai. Sveiki visi. Smagu, Gerimantai, vėl su tavim susitikti. Kažkaip tai jaučiuosi tvirčiau, kai prie pulto ne vienas, o su tavim. Tai kaip sakoma, iš 2 ar iš 3 ten siūlų nupinta virvė stipriau laiko, tai iš 2 bent jau tikrai. Jo labiau, kad šiandien mes kažkaip norėjom paliesti tokią temą, kurią pavadinsiu taip, tas prakeiktas nuolankumas. Labai įdomi žodžių kombinacija, bet aišku, jinai sukelia ir tam tikrų minčių ir pamastymų, taip. Jo, dar įdomiau, kad tai skamba krikščioniškam kontekste, tai tarsi tema, kuri provokuoja. Be abejo, mūsų visuomeniai provokuojančios temos labai populiarios, nes sukelia įvairias nuomonės, ginčus. Bet aišku, kalbant apie nuolankumą, tai be abejo, kad yra krikščionybė ir mūsų gyvenime daug manipuliavimo nuolankumu. Tai yra vienas kraštutinumas, kada po nuolankumu pakišama daug dalykų: paklusnumas, tyla, kaltinimas, pasislėpimas, izoliacija, ir kita pusė be abejo, kuri žvelgia nuolankumą kaip į, kaip sakei, prakeiktą, gali būti ir perviršytos šitos ribos, ir daugelis, kurie nenori būti nuolankus, nori ima kitas rašto vietas, apie kurios prieštarauja nuolankumui. Dėl to tokioj mėsmaliai, tokioj košiai, ko gero, reikalingas tam tikras kompasas. Klausytojai, aišku, nemato, negalim parodyti tos skulptūrėlės, kuri paskatino mane pasiūlyti tokią temą. O ten toj skulptūrėlėj vieno žinomo menininko pavaizduotas besimeldžiantis žmogus. Ir iš pirmo žvilgsnio, pažiūrėjus tą skulptūrėlę, nieko daugiau ir nepastebė, bet atidžiau įsižiūrėjus, kažkodėl pasimato, kad žmogus suklūpęs maldai, bet vietoje to, kad ant rankų nuleista galva, tu matai ten nuleista užpakalį, o žmogaus galva į priešingą pusę, ten, kur turėtų būti kojos. Aišku, aš kaip jau minėjau, kad šiandien neturint nuolankumo kompaso, kaip aš jį vadinu, galima labai daug patirti manipulacijų ir nesusigaudyti, nes nuolankumas jis apvelkamas ir drąsa, ir painiojimas su kitais charakterio bruožais. Tai žiūrint į mūsų nuolankumo vadą, mūsų viešpatį Jėzų, mes galime pasimokinti, kaip turėti ir kas tai yra nuolankumas. Ir aš manyčiau, kad žmogus, kuris turi realius santykius su Dievu, pirmiausia įgauna Dievo savybę nuolankumą. Nuolankumas ateina iš Dievo, bet ne iš žmonių. Ir kaipgi turėti tą nuolankumą, kuris yra iš Dievo. Ir žiūrėdami į mūsų viešpatį Jėzų mes matome, kad jis buvo nuolankus. Bet jo nuolankumas pirmiausia buvo susijęs su Dievo valia ir su Dievo jam paskirtu uždaviniu. Pavyzdžiui, Jėzus nebuvo blogo charakterio, jis neturėjo prigimtinės nuodėmės, tačiau jam reikėjo nuolankumo. Ir nuolankumas buvo susijęs su tuo, kad Dievo valia jo gyvenime nebuvo tokia komfortiška ir maloni. Dievo valia buvo jam eiti ir mirti už žmonės ant kryžiaus. Ir Isaijo knygoje rašoma, kad jis buvo vedamas kaip avinėlis skerdimui. Tai yra, Jėzus visų pirma nesipriešino ir leidosi būti vedamas Dievo valia ten, kur nelabai norisi, ten, kur yra diskomfortas. Ir mūsų nuolankumas prasideda ne nuo santykių su žmonėmis, bet nuo santykių su Dievu, kada mes gauname iš jo tam tikrą valią, kada mes esam vedami, ir tada jau galima susigaudyti, kaip priešintis ar nesipriešinti ir kaip tada jau tą nuolankumą įvertinti. Pavyzdžiui, jeigu Jėzus
Jėzus pašauktas mirti žmonių nuodėmės ir sako, aš einu prarasti savo gyvenimą, ir staiga Petras pakyla ir sako, jokių būdų, tai viešpats gana grubiai jam sako, pasitrauk nuo manęs šėtone, ir čia atrodo nuolankumu nekvepia. Bet priešingai, Jėzus nuolankumo kompasą turėjo iš tėvo, turėjo iš pagrindinio, reiškia, scenarijaus autoriaus, ir jis viskas, kas apeliavo į tai ir priešinosi, jisai neleido, kad ši tėvo valia būtų kvestionuojama. Aš šitą skulptūrėlę pasidalinau su kitais krikščionėmis ir žiūrėk, ką Gerimantai, kokį tokį, apibūdinimą tos skulptūrėlės vienas žmogus man atsiuntė. Reiškias, nuolankumas gali būti, nukreiptas ne į kitus, bet į save. Nuolankumas, kuris panašesnis į tokį didelį savęs žeminimą, kad galiausiai visas susitelkimas ir dėmesys yra į mane. Vietoje to, kad nuolankumas vestų į patarnavimą kitiems ir kitų laikymą aukščiau už save, toks nuolankumas visą dėmesį sutelkia į save ir tada tai nėra naudingas nuolankumas. Be abejo, šitam komentarė yra tiesos, kad velnias ir žmonės labai gali sėkmingai manipuliuoti krikščionių nuolankumu, žemindami, ir jeigu krikščionis galvoja, kad aš turiu būti skepetėlė po kojomis ir leisti daryti su manimi viskas, kas tik ateina į galvą, nesipriešinti blogį ir taip toliau, galima pakliūti tikrai labai didelius spastus. Ir aš manau, kad viena iš temų, apie kurią galima toliau kalbėti, tai yra manipuliavimas krikščionimis, manipuliavimas nuolankumu, kuris iš tikrųjų nėra nuolankumas. Ir mes daug galime matyti nuolankumo padirbinių ir, kaip sakau, velnias jis nieko nemoka kurti, jis gali tik iškreipti ir kopijuoti. Meilę jis iškreipia į savimeilę ir nuolankumą jis iškreipia į savęs plakimą, žeminimą ir diskvalifikavimą. Pratęsime jau po muzikinės pertraukėlės. Grįžtame į laidą, Rimas ir Gerimantas, du gyvųjų šaltinių laidos vedėjai. Kalbame tokia įdomia ir provokuojančia tema. Ar nuolankumas visada yra gerai? Ar gali būti prakeiktas nuolankumas? Ir kai aš pasidalinau tą tokią skulptūrėlę, kuri reiškiasi ir užvedė ant tos minties pamastyti šitą temą, tai atsakymas vienas buvo toksai, kad yra skirtingi nuolankumai. Vienas nukreiptas į save, tarsi per tai savo naudos ieškojimą, ir kitas nuolankumas yra nukreiptas tarsi Dievo valioje ieškojame, ir tame nėra jokio savanaudiškumo. Be abejo, kaip jau kalbėjom anksčiau, jeigu krikščionis turi vidinį kompasą ir žino Dievo valią, yra vedamas, tada galima nuo kažko atsispirti ir suprasti, kada nuolankumas į mūsų gyvenimą veržiasi visai apsidengęs kitais vardais. Ir kada krikščionis tiesiog nori daryti gerą, nori mylėti, neturėdamas realių santykių su Dievu, neturėdamas Dievo valios pažinimo, tada jis gali pakliūti manipuliacinius visokius įrankius. Nes ir viešpats Jėzus rodo, kad ne visiems prašantiem reikia duoti. Kai kuriems reikia pasakyti, kad eik ir susiras darbą. Ne visiems reikia padėti, ir Jėzus parodė, išgydydamas, reiškia, išsirinko vieną, kur galėjo 100 lošų, ir jį išgydė. Mes nepriversti padėti ir, kaip sakyti, terliotis su tais, kurie nenori keistis, kurie, reiškia, tik tai nori išsunkti krikščionį, manipuliuodami jo gerumu ir taip toliau. Jėzus parodė, kad yra pareiga ir sugebėjimas priešintis blogiui,
bet neleisti jam užkariauti mūsų. Ir jisai pasakė, jeigu tave verčia 1 mylią eiti, eik 2, bet 3, tai nereikia eiti, užtenka 2. Jo, tai čia panašu, kaip aukok pinigus, reiškia 10, 20, o geriausiai visą 100% atiduok bažnyčiai ar dar kažkam. Tai jo, tas perlinkimas toksai ir daugeliui nekrikščionių ypač nesuprantama, kodėl Jėzus ragina, jeigu tau sudavė per vieną skruostą, atsuk kitą, ir taip tiesmukiškai tarsi to negali suprasti. Ir čia kažkaip tai, kaip tik šito laiku, kai aš pradėjau mąstyti šitą temą, atsitiktinai radau tokios informacijos apie tokį žmogų, Artūrą Sakalauską, kuris 1987 metais tarnaudamas tarybinėje tuo metu armijoje, tarp kitko ir aš panašiu laiku iš tikrųjų grįžau iš tarybinės armijos, taip kad šiek tiek gali suprasti, kokia tai buvo sistema, o tas žmogus, reiškias, sušaudė 7 savo, reiškias, tarnybos draugus ir dar vieną traukinio palydovą. Ten tokia istorija, kad, žodžiu, iš jo buvo ilgą laiką tyčiojamasi ir jisai buvo patalpintas į tą patį vagoną su tai žmonėmis, kurie tyčiojasi, ir turėjo vežti, konvojuoti nuteistuosius į tam tikrą vietą. Ir paskui, reiškias, jau grįžtant, kai jie atliko tą užduotį, įvyko tas toksai kraupus įvykis, kai buvo tiesiog 8 jaunų žmonių lavonai ir buvo, aišku, atliktas tyrimas ir paaiškėjo tam tikros detalės, kodėl visą tai įvyko. Ir mane tiesiog stebino, kai aš mačiau, kiek tas žmogus, Artūras Sakalauskas, tai tarp kitko vienintelis lietuvis tarp tų, reiškia, kareivių buvęs, kiek jisai iškentė ir pakėlė, kai patyčių, ir nieko nedarė. Ilgą laiką, tiek dalinyje tarnaudamas, ilgą laiką ten kentė tas patyčias, tiek keliaudamas tuo vagonu, kai saugojo tuos kalinius, tiesiog net kaliniai, žodžiu, tiesiog gėdino, jis sako, kaip tu taip gali, kai iš tavęs tyčios jie matė, tiesiog liudijo netgi, ta prasme, jau paskui tyrėjams, kai vyko tas įvykis, bet jisai ėjo iki tokios ribos, kai galiausiai, atrodo, jam vienintelis pasirinkimas liko atsikratyti tų žmonių. Aišku, tokie pavyzdžiai yra labai tragiški ir pasaulyje nenuostabu. Pasaulio kunigaikštis, šio oro kunigaikštis, jo pagrindinis metodas yra tyčiotis, žeminti ir niekinti žmogų. O kodėl? O todėl, kad žmogus turi pašaukimą iš Dievo tapti Dievo šlovės atspindžiu, Dievo šlovės nešėjų. Ir mes tą matome ir matysime, kad pagrindiniai tamsos instrumentai yra manipuliavimas, prievarta, kaltinimai, gąsdinimai. Ir krikščionys taip pat susiduria, kada po šitais metodais yra paslepiama gramatinė struktūra, įvilkta kaip nuolankumas, kaip meilė, priimk visus, mylėk visus, nesipriešink blogį. Bet Biblija aiškiai sako, ir jeigu mes žiūrėtumėm į didžiausius Dievo stebuklus, didžiausi Dievo stebuklai įvyko jie mūšyje. Senam testamente mes matom iš Dovydo gyvenimo, Abromo gyvenimo, kitų patriarchų gyvenimo ir viso Izraelio tautos istorijos, kad didžiausi stebuklai vyko, kada buvo priešinamasi blogiui. Ir aišku, šioje vietoje mes kaip krikščionys esam pašaukti kalbėti tiesą su meile, jokių būdų neatskirti meilės nuo tiesos, nes daug kas manipuliuoja tą pačią meilę, kad sako krikščionis, tu turi mylėti visus visada, bet kaip ir be jokių sąlygų. Bet iš tikrųjų meilė niekada neatskiriama nuo tiesos. Meilė atskirta nuo tiesos yra nesąžiningumas, yra neteisybė. Ir dėl to ne visi bus danguje, ne visi pragare, dėl to, kad yra atsakomybė ir tiesa. Dėl to ir mylėti Viešpats į tą meilę išreiškia skirtingai. Jis myli visus, bet ne visi tą meilę priema. Ir kiekvienas turi atsakomybę. Ir daug kur Biblijoje rašoma apie tai, sako, priešinkitės velniui
velniui tvirtų tikėjimu. Reiškia, krikščionis pašauktas priešintis. Be abejo, yra kitas kraštutinumas, apie kurį galbūt irgi vertėtų pakalbėti, kada prisidengdamas tokia nachališka drąsa krikščionis pamina nuolankumą ir tampa kovotojų už teisybę ir didelių ugnių ir ginčių skleidėjų, kurio pašaukimas tampa nesekti Kristumi, bet kovoti už tiesą. Gerai, apie tai jau po muzikinės pertraukėlės. Grįžtame į laidą, Rimas ir Gerimantas. Tai ką tu, Gerimantai, turėjo menį sakydamas, kad tie nuolankieji tampa kovotojais? Aišku, šiandien yra daug pavyzdžių, kada krikščionys yra įtraukiami kaip į pirminį pašaukimą, kad jis turi pakeisti pasaulį. Jis turi pasakyti, kas yra teisinga ar kovoti už tiesą. Ir žvelgdami Jėzaus gyvenime, jis atėjo pačiu nepalankiausiu metu, jeigu taip galima būtų lyginti, atėjo į okupuotą svetimos kariuomenės Izraelį, tautoje ruseno viltis išsilaisvinimo, nacionalinis judėjimas ir Jėzus kažkodėl apie tas temas nelabai daug ką kalbėjo ir iš jo daug kas tikėjosi būtent čia pagrindinės reakcijos. Ir Jėzus nebuvo kovotojas už teisybę. Ir kada jo paklausė, kad padalink mums dirvą, pasakyk broliui, sako, kas mane pašaukė. Tai yra pagrindinis uždavinys krikščionio, žiūrint į Jėzaus perspektyvą jo gyvenimo žemėje, kad mūsų pašaukimas yra sekti paskui. Tai yra mes turim vedlį, mes turim pašaukimą, mes turim uždavinius. Atsiprašau tada, kaip aš suprantu, jeigu teisingai, tai iš tikrųjų, nes krikščionis svarbiausia ne efektas tas kažkoks išorėje, bet ta kova visa tarsi vyksta daugiau su jo vidiniu žmogumi ir per tai paskui pasikeitęs pats jisai gali įtakoti aplinką. Be abejo, tai visų pirma susijęs su vidiniu žmogumi ir su Dievo pašaukimu ir tikslu, misija, kurią krikščioniui duoda Viešpats. Pavyzdžiui, jeigu krikščionis pašauktas skelbti Evangeliją ir jis įsivelia į visokius projektus, kaip čia dabar pakeisti valdžią, kaip ją padaryti sąžiningą, kaip ką, jis nevykdo savo pašaukimo. Dėl to ne visi geri darbai padėti ant stalo yra lygiavertiški. Ir va čia, kada krikščionis neturi vidinio stuburo, kuris remiasi apreikšta Dievo valia jo gyvenimui, jis gali būti lengvai sugundomas ir išvaistyti laiką, energiją ir savo jaunystę ir visą kitą, ką jisai turi, dalykams, kurie net neš naudos, kurie nėra Dievo palydėti sėkme. Ir dėl to grįžtam prie to pačio esminio dalyko, kad bendrystė su Dievu, ką Jėzus parodė, sako, aš darau tik tai, ką matau tėvą darantį. Reiškia, pirminis jo pašaukimas buvo žinoti, kągi tėvas daro jo gyvenime. Ir šiandien krikščionio pašaukimas visų pirma yra ne ištaisyti pasaulį, bet surasti Viešpatį, sekti paskui jį. Bet jeigu grįžtant, sakykime, į praktišką tą plotmę, kaip įvyksta gyvenime. Jeigu tu matai situaciją, kurioje kažkoks kitas žmogus yra skriaudžiamas, tai ar tau reikėtų įsikišti tą žmogų, užstoti, ar tau tiesiog nueiti į kamputį pasimelsti? Be abejo, čia neturint konkrečios situacijos, modeliuojant galimus variantus, be abejo, kad krikščionis pašauktas kalbėti tiesą su meile ir priešintis blogiui. Ir iš to principų iškyla praktinis elgesys. Aš šitoj vietoj prisiminiau savo gyvenimo epizodą, kai aš dar mokiausi mokykloje. Ir aišku, jau daug laiko praėjo ir galbūt tiksliai visko neprisimenu, bet ten buvo mūsų klasėje toks berniukas, kuris, tapo patyčių objektu dėl to, koks jisai yra, galbūt dėl to per didelio bailumo ar dėl kitų savybių, kurios suėjo į krūvą, bet dažnai iš jo mėgdavo pasityčioti, jį pastumdyti ir viskas ėjo kitokio reikalo, kad vienu metu visos klasės akivaizdoje jam buvo numautos kelnės. Ir mano širdyje, sukilo kažkas, kas buvo tarsi stipriau už mane patį, nes aš pats nebuvau toj klasėje kažkoks autoritetas ar lyderis tarp berniukų, bet tuo kartu aš suvokiau, kad negaliu į tai žiūrėti taip nereaguodamas.
Ir man atrodė, kad toj situacijoje aš turiu užstoti tą skriaudžiamą vaiką, nors didelė tikimybė buvo, kad pats nukentėsiu. Ir atsimenu, kai aš užsistojau to vaiką, jau tai buvo vidurinės mokyklos baigiamosios klasės, nežinau, kuri tiksliai, ir neatsimenu, kokiu būdu tas užsistojimas įvyko, bet aišku, kad aš, įžeidžiau tą autoritetą, kuris buvo organizatorius tų patyčių, ir jisai mane iškvietė į tą dvikovą. Tais laikais tai vykdavo mokyklos tualete, užsidarius nuo mokytojų, ir nežinau, kaip man užteko tos drąsos, nebūnant mušeika, nueiti į tą dvikovą. Ir ta dvikova iš tikrųjų buvo labai trumpa. Gavau tą smūgį į akį ir nieko tiesiog negalėjau matyti, nes neatsimerkė ir kita akis. Taip, kad pasipriešinti net norėdamas nebūčiau galėjęs. Juokingai tai skamba, bet kas sekė po to, man paliudijo, kad vis tik tas pasirinkimas galbūt buvo teisingas, nors aš to mūšio ar nelaimėjau ir stovėjau susigūžęs kampe, kai mane spardė, bet kitą dieną aš atėjęs į mokyklą jaučiau kitų, kas tą situaciją matė ir žinojo, pagarbą akyse. Ir man tai buvo visiškai nesuprantama, nes už ką mane gerbti, aš juk nepasipriešinau, aš nelaimėjau mūšio, bet pasirodo, kad vien tai, kad aš atlikau tą tokį veiksmą, užstodamas tą silpnesnį, galbūt rado atgarsį kitų širdyse, kai jie pagalvoja, turbūt ir aš norėjau tai pasielgti, bet neišdrįsau, atsistoti prieš kažkokį autoritetą, kuris turi galią, turi, primesti kitiems savo valią. Aišku, čia ir yra pagrindinis atsakymas, kas yra stipresnis. Ir apaštalas Paulius rašo, sako, jūs stiprieji nešiokite silpnųjų trūkumus arba silpnuosius. Reiškia, ką mums duota stiprybė? Stiprybė ateina iš vidaus, jinai duota ne pasirodyti už treniruotus raumenis, kaip sako sporto salėje, bet tie raumenys skirti, dvasiniai raumenys skirti kažkam padėti. Tai be abejo, šitoj vietoj krikščionis visada turi vidinę jėgą parodyti ir padaryti įtaką kitiems ir parodydamas, kad viduje yra jėga, kuri stipresnė už fizinę jėgą. Atėjo laikas muzikiniai pertraukai. Grįžtant į laidą, toliau kalbamės Rimas ir Gerimantas. Dalinausi savo istoriją, kai atstovėdamas tiesą, net nelaimėjęs kovos, aš tapau nugalėtoju. Kaip tai keistai. Tai panašus ir Jėzaus pavyzdys, kada visi žiūrėjo, kaip jis yra nukryžiuojamas, kaip jisai leidosi. Tai padaryti, kaip daugelis juokauja, velnis turbūt matydamas ateitį būtų nusigraužęs nagus, kad toks pralaimėjimas tai buvo iš tikrųjų pergalė, parodydama, kad ir apie Jėzų kalbant, palyginimai sako, jo kaulai nebus sulaužyti. Kaulai tai simbolizuoja mūsų gyvenimo stuburą, mūsų gyvenimo dalykus, kurių neįmanoma sulaužyti. Ir nors Jėzus buvo kankinamas ir mirė kančiose, jo kaulai nebuvo sulaužyti ir jis mirė sakydamas, Tėve, į tavo rankas atiduodu dvasią. Ir šita pergalė ją vainikavo Dievas, patvirtindamas, kad Jėzus tikrai buvo Dievo sūnus. Ir manau, mūsų gyvenimuose, kada, kaip pats minėjai savo pavyzdį, tarytum atrodytų, kad iš pirmo žvilgsnio tai yra tarytum pralaimėjimas, bet tokius veiksmus palydi Dievo malonė ir Dievo šlovė, rodydama, kad žmonėms reikia stipresnės jėgos negu fizinis kumštis. Žmonėms reikia jėgos, kuri sugebėtų stovėti, kada daugelis sėdi, arba atleisti, kada daugelis pyksta. Meilė neateina be teisybės. Praeitos laidos daly tu ištarei tą frazę ir aš kažkaip tai pagalvojau.
Tai turbūt ir yra didžiausia paskata, dėl ko mes siekiam kažkokio teisingumo, raiškumo ar šviesos įvairiuose dalykuose, santykiuose ypač, dėl to, kad galėtume mylėti, nes be to tarsi kokia ta gali būti meilė, tiesoje tik tai meilė yra. Ir aš pagalvoju tokį dalyką, kadangi lankau bendruomenę, protestantiška, pas mus yra pastoriai ir yra tam tikri santykiai tarp pastorio, tarp tų ganomųjų, kurie lankosi tose tarnavimuose. Ir ar tu įsivaizduotum tokią situaciją, kad tie patys bažnyčios nariai pasako pastoriai, nekviesk pamokslauti tam tikro svečio, mes nenorime klausyti jo pamokslų. Ir klausimas būtų koks, ar kviesti ar nekviesti? Tai ar tu apskritai tokią situaciją įsivaizduoji, kad tai būtų įmanoma, nes aš galvoju, kad tokie dalykai nėra dažni, bet konkretų atveju vieną žinau ir tai skatina pagalvoti, kaip gali atsitikti, kad toks klausimas iškiltų. Aš manau, kad kaip šeimoje, taip ir bendruomenėje gali ne tik tokių, bet dar įdomesnių situacijų ir klausimų iškilti. Aišku, dalykas yra, kaip tie klausimai sprendžiami. Iš kitos pusės pasakyčiau, kad mūsų visuomenėje struktūra ir pats pastorius yra suinstitucionalizuojama ir vertinama perdėtai. Skaitydami Biblijoje mes matom, kad pastorius tai nėra įmonės šeimininkas, tai nėra vadovas, tai yra brolis, kuris turi funkciją padėti mūsų vidiniam žmogui. Ne tik jis, bet ir kiti. Ir dėl to, kada vakarietiško visuomenėje ateina į bažnyčią požiūris kaip į įmonę, kurioje yra vadovas ir kuris sprendžia visą, tada atsiranda perdėtų problemų. Mes esam vienas kito broliai ir seserys, nėra nei aukštesnių, nei žemesnių, bet mes turim funkcijas. Gerai pasakei, iš tikrųjų, broliški santykiai, kaip daug ką keičia, kai suvoki, kad tu esi toks pat brolis, tokia pati sesuo, ir tada nėra ko įsižeisti galbūt, jeigu į tavo lauką tarsi kažkas mesti lekmenėlį, ar kaip, jeigu ganomosios avelės taiga pareiškia, mes nenorim šitos žolės, mes prašom kitą šieną. Aišku, čia įvairių gali būti ir sakoma, kad pastoris yra manipuliuojamas minios, bet iš čia kyla būtent problemos, kada yra takoskyra tarp pastoriaus ir bandos. Čia tu pasakė, aš manau, esminį dalyką, nes tokia situacijos, jinai parodo, kad galbūt yra kažkoks atotrūkis tarp to žmogaus, kuris yra pastoris ir tos kaimenės, nes atrodytų, tie svečiai, jie negalėtų pakliūti į tą bendruomenę, jeigu tikrai pastorius matytų, kad ne to reikia tiem žmonėms, jeigu būtų su tai žmonėm iki tol kalbėta, su jais aiškintasi, ko jiems reikia, kaip jie žiūri, kaip jie priima galų gale to žmogaus kalbėjimą. Nes yra priežastis turbūt, kad tai irgi yra nelengva turbūt žmonėm pareikšti tokią nuomonę, kuri tarsi išsiskiria su vadovo nuomonė. Manau, kad čia susiduriam su problema, kada mes skaitom Evangeliją, skaitom Naująjį testamentą ne tame kontekste. Skaitome Naują testamentą galvodami apie salinę bažnyčią, apie mega bažnyčią. Ir tada išsikreipė daugelis dalykų, tas pats pastoriavimas. Tais laikais bendruomenės buvo labai mažos, jų buvo daug, bet buvo mažos. Ir nebuvo surenkamos į vieną didelę patalpą. Dėl to pastoriavimas tai buvo tam tikra šeima, kur būdavo ir vienas, ir du, ir jie kaip šeimoje galėdavo spręsti tam tikras problemas. Kada bažnyčia po 300 metų buvo sugrąžinta iš namų į buvusias pagoniškas šventyklas, paverstas krikščioniškomis, tada atsirado sakykla, atsirado minė ir atsirado pastoriaus funkcija buvo iškreipta, kuri tapo sakytojų nuo scenos. Ir tada atsirado takoskyra ir mes tada sunkiai suprantame, kaip Naujojo testamento žodį
išimti iš konteksto ir perkelti jį į tokią masinę mega bažnyčią ar salinę bažnyčią, ir tada atsiduria daug nesutapimų, daug iškrypimų, kada mes pametame 300 metų praktiką, kuri buvo visiškai kitokia, ir tie laiškai rašyti būtent tokiom mažom neskaitlingom bažnyčiom. Jo, matau, tai teisingi pastebėjimai, bet dabar turėtume išeiti pertraukėlę. Grįžtame į laidą, Rimas ir Gerimantas. Kalbamės, kaip atsitiko, kad bažnyčiose tarp ganytojų ir ganamųjų atsirado toksai atotrūkis, kai tarsi kas priveda kartais prie tokių kraštutinių atvejų, kai ganomieji gali pasakyti ganytojai, mes nenorime, kad pas mus atvažiuotų toks svečias, toks kalbėtojas, mes žinome kažką apie jo gyvenimą, apie jo gyvenimo vaisius ir mes nenorim jo būti mokomi, nesvarbu, kad galbūt jisai ir gerą informaciją mums pateiks, bet tos moralinės savybės ir to žmogaus vaisiai mums taip pat yra svarbus. Čia, kaip jau minėjau, atsiranda ta dėka tos takoskyros, minia reikalauja iš sakytojo linksminti, pateikti, kalbėti su Dievu ir perteikti, o sakytojas stengiasi, prakaituoja, kad minia būtų patenkinta. Priešingai, Naujam testamente mes skaitome, kad kiekvienas narys turi turėti ryšį su galva. Ir ne pastoriaus ir vadovo pareiga atnešti žodį iš viešpaties, bet išmokyti šį žodį gauti kiekvienam, kad kiekvienas pilnavertiškai galėtų funkcionuoti tose dalykuose. Iš kitos pusės, šiandien šios dovanos yra taip pervertinamos, kad kada susitinki žmogų, gali sakyti labą dieną, aš esu pastorius. Bet tais laikais dažniausiai būdavo labas, aš esu tavo brolis. Ir mano funkcija tik kita, tu pjaustai bulvės, aš pjaustu morkas, bet mes esame vienos šeimos nariai, tavo dovana tavęs nepakelia aukščiau. Taip, to jautrumo turbūt labai reikia, nes gyvename visuomeniai, kur dažnai mumis manipuliuojama vienokiu ir kitokiu būdu, per žiniasklaidos priemonės, kažkokiu kitais būdais siekiant savų interesų, tiesiog ištobulintas tas menas, kaip reklamose paveikti žmonės, kad jie darytų tai, ko tu nori. Ir čia tu pradedi tuos metodus matyti bendruomenėse, kaip tiesiog įsakme forma reikalaujama elkis taip ar kitaip, melskis taip ar kitaip, daryk taip, kaip aš darau. Čia visada lengviausia, kaip ir pasaulio istorijoje rodo, ir krikščionybės istorijoje, lengviausia manipuliuoti minia, kuri yra priklausoma ir neturi to stuburo. Pavyzdžiui, manipuliuoti Jėzumi buvo neįmanoma. Kodėl? Dėl to, kad jis turėjo savo viduje dvasinį stuburą, santykių su tėvu. Ir bažnyčios ir visų tarnavimų pagrindinė funkcija pristatyti mus jaunikiui, pristatyti mus prie galvos. Tai yra, kad kiekvienas būtų lygus bendravime su kitais. Ir jeigu bendruomenėje po 5, po 10 metų nėra progreso, kad bendruomenės nariai auga santykyje su Kristumi, bet išlieka priklausomi nuo maisto, kuris pateikiamas nuo scenos, tai bažnyčia netlieka tos funkcijos. Jinai tampa, kaip sakoma, karito valgyklėlė, kuri dalina maistą, bet nėra ta funkcija. Iš kitos pusės, kas mūsų nedaro klaidų, ir galima suprasti ir tuos ganytojus, kurie tokie patys broliai, kaip jie save belaikytų, bet iš esmės mes žinome, kad kiekvienas gali suklysti, bet svarbu, kad nebūti tokiu kietasprandžiu, kad kas leistų pripažinti savo klaidas, nes tie santykiai, jie visada atstatomi. Jeigu yra atsiprašymas, jeigu yra savęs tarsi pastatymas į kitą poziciją, dėl ko taip pasielgia kitas žmogus, dėl ko jisai galbūt nori kitaip elgtis, ir leisti, tu gali pamokyti, bet leisti žmogui rimtis pačiam. Ir aišku, Jėzus parodė, kad jis neleido, kad jo gyvenimą formuotų minia. Šiandien nemažai ir bendruomenių vadovų, jeigu yra noras
tą minę valdyti, tą minę gerąją prasme rūpintis, minė pradeda formuoti ir pastorių. Ir Dievas nestato bažnyčios iš minios. Jis visada minę suskaldo, visada susodina mažomis grupelėmis, nes Viešpats mus pašaukė ne kiekybiniam bendravimui, bet kokybiškam bendravimui. O kokybiškas bendravimas minioje jis neįmanomas. Minioje gali būti liudijimas stebuklų, bet visada Viešpats trokšta, kad mes turėtumėm tikrą dievišką bendravimą, kuris remiasi ne pareigomis, bet išreiškimu meilės ir tikėjimu, kurį jis mums suteikia. Jo, tai vat aš turiu patirčių tokių irgi, kas, sakykime, pamačius tą meno kūrinis užrašo, tas prakeiktas nuolankumas, iškart savo širdį radau atgarsį, nes bendraujant su tam tikru žmogumi, kuris išoriškai labai nuolankus, bet kai atėjo tokia kritinė situacija, kai, žodžiu, jam buvo išsakyti nemalonus dalykai, staiga tas žmogus tarsi tapo kitokiu. Kietas sprandžių, užsispyrusi, atrodytų net paprasto atsiprašymą negalinčių pasakyti, nors visa išorė rodė to žmogaus brandą ir jo tokį pasišventimą didelį. Bet ir toksai žmogus pasirodo gali turėti kažką tokio, prie ko negali prisiliesti. Mes, aišku, visi galime, kaip sakoma, kartais pratrūkti ir nesam tobuli, bet be abejo mes pašaukti augti stiprybę. Ir apaštalas Paulius rodo ir visa apaštalų darbų temus rodo, kad mes galime augti stiprybėje. Ta stiprybė yra, kaip tu pats minėjai, silpnas negali atleisti, silpnas negali atsiprašyti, bet gali augti tame ir mes nestovim vietoje, augame ir tikiu auksime ir nuolankumu, ir meilė, ir vidinė jėga, kuri sugeba pasakyti atleisk ir sugeba pasakyti meilę, tiesą su meilė. Šitą laidą norėčiau pabaigti dar vienu pasisakymu į šitą temą. Matau į mirtį ir savęs praradimą vedantį nuolankumą. Nuolankumą, kuris pataikauja, norėdamas visiems kitiems įtikti, bet savęs nepaisyti. Tai darydama žmogus po truputį grimsta į kapo paminklą ir tokiu būdu lėtai miršta. Gerai pasakyta. Ačiū klausytojams, iki kitų kartų. Iki.